Labadiena. Ką tik baigėsi Seimo valdybos ir Respublikos prezidento Gitano Nausėdos susitikimas skirtas Seimo rudens sesijos darbams aptarti. Dabar Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen ir prezidentas pristatys aptartas temas, po to galėsite užduoti keletą klausimų. Žodis suteikiamas Seimo pirmininkiai Viktorijai Čmilytei Nilsen. Dėkoju, sveiki. Susitikome jau 9 kartą prieš 9 eilinę Seimo sesiją, šios kadencijos paskutinę sesiją su ekscelencija prezidentu ir pakalbėjome apie artėjančius darbus. Aš sakyčiau, iš savo pusės turiu 3 norus, galbūt palinkėjimus. Pirmiausia, kad Seimo nariams užtektų savitvardos suvaldyti dosnumo impulsus šiuo rinkiminiu periodu, kad bendradarbiavimas tarp visų valdžios šakų būtų konstruktyvus šiuo įtemptu pakankamai laiku ir žinoma, kad pavyktų sėkmingai padaryti tuos darbus, kuriuos privalome padaryti per rudens sesiją. Tai visų pirma, kad būtų padėtas geras pagrindas 25 metų biudžetui, kad būtų jis pateiktas, apsvarstytas ir kad pabaigtume kai kuriuos tuos klausimus, kurie yra pateikti, svarstomi komitetuose. Tai vienas iš jų, ką nemažai aptarinėjome, yra pensijų pakopos svarstymas, atsižvelgiant į Konstitucinio teismo rekomendacijas, taip pat suprantama ir sprendimai, kurie yra svarbus saugumui, gynybai, dėl Vokietijos brigados priėmimo ir kai kurie kiti klausimai svarbus, tai yra azartinių lošimų, didesni apribojimai apsaugant žmonės ir kovojant prieš nelegalius lošimus ir daugelis kitų jau pradėtų darbų, kuriuos tikrai šioje kadencijoje dar galima pabaigti. Dėkojame Seimo pirmininkę, prašome Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą. Ačiū labai, iš tikrųjų dalykiškas pokalbis apie tai, ką dar galima padaryti. Sesija jau yra šiek tiek specifinė, tokia, sakyčiau, smarkiai paveikta artėjančių rinkimų nuotaikų, tai labai norėtųsi palinkėti, kad tos priešrinkiminės nuotaikos apskritai nepradėtų dominuoti ir, sakykime, tam tikra retorika, neretai populistinė, neužgožtų realių darbų. Man labai svarbios 2 dedamosios, tai yra saugumo dedamoji ir socialinės politikos aspektai. Tai dėl saugumo mes tikrai dažniausiai pasiekime sutarimus su Seimu, su vyriausybė, nes visi puikiai suprantame, kokioje situacijoje gyvename. Turime rūpintis savo saugumu ir patys, ne tik tai kliautis tuo, kad sąjungininkai mus apgins. Štai kodėl aš pasisakyčiau tikrai už ambicingą programą gynybos išlaidomis, nes aš laikau, kad gynybos išlaidų terminą reikėtų pakeisti į gynybos investicijų terminą. Ir ypatingai turint omenyje, kad ir gynybos pramonės plėtra Lietuvoje įgyja vis didesnį pagreitį. Ir štai ir visai neseniai grįžau iš Lenkijos, jame dalyvavau gynybos pramonės forume, kuriame mūsų verslininkai mezga santykius, mezga dalykinius ryšius su kitų valstybių atstovais. Ir tai yra puikus būdas įgyvendinti tas technologinės naujoves, kurių tikrai nestokojame Lietuvoje. Socialinės politikos srityje norisi, kad mūsų aplenkiančio pensijų augimo tęstinumas būtų išsaugotas. Pavyko tai padaryti nuo pat 2019 metų tiek su ankstesnėje vyriausybė, tiek su šia. Norėtųsi, kad tikrai pensijų prasme pasistiebtume į priekį, į viršų ir priartėtume prie civilizuotų valstybių lygio. Yra tam tikri subtilūs įstatymų projektai, tautinių mažumų įstatymų projektas, kuris gali būti svarstomas taip pat šioje sesijoje. Norėtųsi palinkėti tikrai to ypatingo jautrumo šiuo klausimu, nes tautiniai santykiai yra, sakyčiau, ta pati nacionalinio saugumo sudėtinė dalis ir būtent geras sugyvenimas tarp tautų, pasitikėjimas vienos tautos kita tauta, kurios nuo seno jau gyvena čia Lietuvoje, yra tikrai mūsų valstybės stiprybės šaltinis. Dėl pensijų antrosios pakopos mes visada pasisakėme už tai, kad antroji pensijų pakopa turėtų būti lankstesnė. Dar iki Konstitucinio teismo sprendimo mes teikėme savo pasiūlymus, nustatėme maksimalią ribą, kokią galima būtų išsiimti
Aš matau, kad mėginama dabar interpretuoti Konstitucinio teismo sprendimą ir paversti jį jau konkrečiais Seimo sprendimais, bet mano nuomonė kol kas tai, kas yra pateikta ministerijos, atrodo pernelyg restriktyvu ir numato pernelyg siaurus atvejus, kuomet dalimi ar net visomis lėšomis galima būtų pasinaudoti. Todėl šitoje vietoje, palinkėčiau, jeigu nebus surastas kompromisas, konsensusas, galbūt vertėtų tada atidėti šio sprendimo priėmimą jau galbūt ateinančiam Seimui, kad nebūtų taip, kad kiekvieną sesiją mes vis kažką pakapanosim antrosios pensijų pakopų sistemoje ir ko gero tuo tik tai dar labiau prisidėsime prie to, kad pasitikėjimas šią sistemą kaip tokia smuks. Tai šito norėtųsi išvengti. Tai tiek iš mano pusės. Dabar kviečiame užduoti klausimus. Mindaugas Vasiliauskas, TV žinios, klausimas tiek prezidentui, tiek pirmininkai dėl mokesčių reformos vėl pasigirdo kalbų, kad gali būti grįžta šioje sesijoje ir jūsų manimų reikia prie jos grįžti, ar tikslinga, o gal geriau jau palikti būsimam Seimui? Mokestiniai pakeitimai iš esmės, mano galva, jau dabar jiems nebėra laikas, tačiau yra kelios iniciatyvos, tame tarpe ir liberalų teiktos, pavyzdžiui, PVM kartelės mokėtojų didinimas, investicinė sąskaita, kurie yra praėję arba pateikimo stadiją, arba gavę vyriausybės išvadą ir tikrai nematau jokios prasmės jų atidėti iki kitos kadencijos. Tai yra, sakyčiau, taip neskausmingi, bet labai pozityvūs pakeitimai, kuriuos tikrai galėtume pabaigti, bet jų tikrai neverta vadinti skambiu reformos vardu. Panašiai nuomonė, nes manau, kad tai, kas liko ant stalo, realiai svarstytino būtent šiam Seimui, jau nebelaikytina mokesčių reforma. Taip, mes turime savo pasiūlymą dėl papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio už kiekvieną vaiką. Ir esame pasirengę svarstyti ir galbūt net ieškoti šaltinių, kaip galima būtų tai finansuoti. Bet jeigu kalbame tik apie šitą pasiūlymą, tai žinoma nėra mokesčių reforma, tai yra vienas iš būdų pagerinti šeimų padėtį ir čia jau viskas priklausys nuo mūsų valstybės finansinių galimybių, ar pajėgsime tai padaryti 25 metais. Mano klausimas irgi būtų apie jums, ar yra įstatymas kažkoks, kur apmaudu jums gaila, kad vis tik šios kadencijos Seime nepavyko jo patvirtinti, o lūkestis buvo? Dabar taip užklupote, reikėtų tikrai pagalvoti gerai, nes tokių buvo turbūt ir ne vienas, kuomet mes tiesiog nepasiekėme to, kad tie įstatymai būtų priimti ir tarp jų ir mūsų inicijuotų. Buvo ir tokių veto, dėl kurių atmetimo aš tikrai apgailestauju. Bet kartais tekdavo net duoti savo veto tokiems įstatymams, kurie tiesiog savo kokybę buvo pridirbta, klaidų. Ir kaip tik šito norėtųsi palinkėti išvengti, nes gali taip atsitikti, kad esant dideliam skaičiui įstatymų projektų šiuo metu šioje sesijoje, tai gali būti taip, kad Seimo nariai važinėdami po Lietuvą nelabai turės laiko gilintis į tuos įstatymus ir po to tų klaidų atsiras jau ant prezidento stalo. Tai nesinorėtų būti tuo paskutiniu vidurio gynėjų futbolo komandoje, kuris stengsis atmušinėti kamuolius būtent dėl kokybės. Atkreipiu dėmesį į kokybę. Principiniai dalykai yra principiniai dalykai, viskas tvarkoje, tai yra politinis procesas, bet klaidų būtina vengti. Aš gal labiau koncentruočiausi į tuos darbus, kuriuos pavyko užbaigti. Ir man atrodo labai svarbu, kad žmogaus teisų srityje per šiuos 4 metus mes pasistumėjome į priekį. Plačiaja prasme į tą sąrašą patenka ir asmenvardžių rašybos klausimas, ir šeimos paketo iniciatyvos, kurios padeda šeimoms geriau derinti karjeros ir įsipareigojimus auginant vaikus, ir apsaugomos smurto aukos geriau. Tai aš sakyčiau, kad daug kas buvo padaryta, suprantama, yra dar ir tai, ką reikėtų padaryti ir šioje labai svarbioje žmogaus teisų srityje. Ką dar atkreipčiau dėmesį, kad šios kadencijos Seimas visgi laikėsi duoto žodžio, ta prasme, kad gerėjo statistika teikiamų įstatymų projektų, tai yra jų mažėjo, galbūt
norėtųsi palinkėti, kad ateityje būtų jų ir dar mažiau, ir kad dar daugiau laiko turėtume apsvarstyti kiekvienam įstatymui, bet tiek ypatingos skubos, tiek skubos tvarkas svarstomų įstatymų mažėjo kartais, nepaisant to, kad iššūkiai per šią kadenciją buvo tikrai neeiliniai. Prezidentė, dar klausimas jums susijęs su artėjančiais Seimo rinkimais. Konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis jūs pakvietė burti sanitarinį kordoną ir užkirsti kelią taip radikalių jėgų patekimą į Seimą. Jis tikisi jūsų lyderystę šitų klausimų ar kažkokių veiksmų jums? Viskas, kas yra numatyta prezidentui, aš vykdau ir tikrai ne tik tai užsienio politikoje, bet ir vidaus politikoje stengiuosi būti aktyvus. Pirmiausia, norėtųsi, kad gerbtume savo rinkėjus, savo Lietuvos žmonės, kurie išrinks Lietuvos Respublikos Seimą, atiduos savo pasitikėjimo mandatą toms partijoms, kurioms atiduos. Be abejo, valdančiosios koalicijos formavimas ir ypač ministrų skirimas bus tiesioginė mano prievolė ir aš tą darbą ketinu daryti labai atsakingai. Tokių raginimų iš išorės, ačiū už juos, bet jie man didelės naudos neteikia. Dėl investicijų į gynybą dabartinis lygis pasiektas, turbūt netvariais šaltiniais, skolinimasis papildomas bankų mokestis, kaip jūs matytumėt, reikėtų užtikrinti tolesnį dabartinį lygį, galbūt netgi didėjimą, ar nereikėtų galbūt papildomo sutarimo partijos? Iš tikrųjų, tai yra sudėtingas klausimas ir iš tikrųjų su tam tikrų pavydu žvelgia į tą pačią Lenkiją, kuri geba gynybos išlaidų lygį didinti ir tapti savotišku pavyzdžiu visoms NATO valstybėms. Mes gana gerai sutarėme dėl gynybos fondo ir tikrai diskusijos buvo ilgos, bet jos buvo konstruktyvios ir jos, sakyčiau, jų pabaigoje buvo sprendimai, kurie mažiausiai turėtų neigiamos įtakos mūsų socialiniai padėčiai ir mūsų visuomenės nuotaikoms. Tai norėtųsi, kad šį tokį užsidegimą ir pasiryžimą mes išlaikytume ir toliau. Mano pageidavimas ir tikrai tvirtas noras, kad nenusileistume žemiau 3% BVP lygio ir pagal galimybės kiekvienais metais didintume bent iki 3,5%, nes tiesiog tai yra paskaičiuojama ir mes jau vertinome, kiek reikėtų pasiekti, kad mūsų planai tiek dėl Lietuvos kariuomenės modernizavimo, tiek dėl sklandaus Vokietijos brigados priėmimo, kad būtų įgyvendinti, tai tam reikia arčiau 3,5% bendrojo vidaus produkto ir žinoma ne vienerius metus, o metai iš metų. Visų pirma, aš sakyčiau, kad reikia fiksuoti, kad Lietuva pakilo į 4. vietą tarp NATO valstybių, tai yra labai geras pasiekimas. Dėl ateities suprantama, kad tai yra ne vienai kadencijai uždavinys, gynybos finansavimo didinimas bus aktualus klausimas išeinantis už vieno politinio ciklo ribų ir aš tikrai matyčiau poreikį papildyti nacionalinio saugumo ir gynybos susitarimą pasirašytą čia Seime tarp parlamentinių partijų 22 metų vasarą. Toks poreikis bus, numatant ir ilgalaikius tvarius šaltinius, ir tuos dalykus, dėl kurių mes galime susitarti, nes pavienės mokestinės iniciatyvos ilgalaikio poreikio didinti finansavimą neišspręs, o būtent atsakomybę už mūsų saugę ateitį jaučiančios politinės jėgos turėtų siekti konsensuso šiuo labai svarbiu klausimu. Kokie pagrindiniai iššūkiai, kaip jums atrodo, ar pavyks priimti kažkokius įstatymus, kurie yra svarbus, bet dėl rinkimų visko gali būti? Aš išsakiau ir prezidentui, kad tikiuosi, jog nepaisant artėjančių rinkimų, sesija bus dalykiška, pakankamai rami ir tą drįstu tvirtinti, matydamas, kaip mes neeilinėse sesijose sugebėjom viską, ką reikia priimti. Ir tikiuosi, kad ir toliau rinkimai mūsų čia labai neįtakos. Neplanuojam mažiau posėdžių, kad Seimo nariai galėtų dirbti rinkimų kampanijose, nes tai būtų ir šiek tiek nesažininga kitų kandidatų atžvilgių, kurie turi įvairius darbus ir negali taip lengvai jų atsisakyti. Tai, žodžiu, aš ramiai žiūriu į tą artėjančią sesiją. Ir nieko ten dramatiško nematau, bus šiek tiek daugiau Seimo narių emocingų pareiškimų, juos kelsim į pietų pertrauką, galės Seimo nariai to praradimo sąskaitą ten bandyti emocingai kažką pasakyti.
Dėl čia paminėtų kai kurių projektų, neabejoju, kad su gynyba susiję projektai, ar tai būtų dėl Vokietijos brigados teisinių kažkokių klausimų, ar dėl tų 2 poligonų, kad jie tikrai bus priimti, nes čia yra vis tiek platus sutarimas gynybos klausimais. Dėl likusių mokestinių projektų, ar dėl antros pensijų pakopos. Na, aš manau, mes pasižiūrėsim, jeigu yra šioks toks konsensusas ir galima tikėtis kažkokio neišbalansuotų tų projektų prieimimo, judėsim į priekį. Jeigu to nebus, tai matyt, neišvengiamai tai liks kitai kadencijai. Na, panašiai išgirdom ir tokią pat prezidento poziciją, kad jeigu tokiais jautriais finansiniais klausimais negalim tikėtis gerų variantų, tai geriau palikti ateičiai ir ten jau žiūrėti, kaip bus. Tai, ponė Razma, būtent patikslinkit, paaiškinkit tautai, ką sugalvojo konservatoriai su ta mokesčių reforma. Čia prieš metus buvo protestas. Koalicijos partneriai irgi sako, kad nepalaikys. Kodėl įtrauktas? Įtraukimas į darbų programą yra viešoje erdvėje labai sureikšmintas. Jeigu vyriausybės projektas yra jau pateiktas ir yra nukreiptas į komitetą svarstyti, tai formaliai žiūrint, reikia rašyti darbų programą. Bet tai nereiškia, kad būtinai tie projektai atsiras konkrečiose šios sesijos darbotvarkėse. Tai kaip minėjau, priklausys, aš ir minėjau, ar bus racionalus, platus politinis sutarimas, kuris duotų kažkokį reikalingą rezultatą. Jeigu jo nebus, tai ir nebus tie projektai darbotvarkėse. Tai šiai dienai aš labiau prognozuočiau pesimistinį variantą. Nes bijau, kad vis dėlto rinkimų laikotarpis kai kuriom partijom neleis, taip sakant, reikalingų sprendimų priimti ir tada reiks laukti kitos kadencijos. O civilinės sąjungos klausimą galima išspręsti dar šitą rudenį? Civilinės sąjungos klausimas į darbų programos projektą taip pat yra įrašytas. Laisvės frakcija tą teikimą padarė. Aš neabejoju, kad vėl Agnė Širinskienė turbūt įregistruos pasiūlymą jį išbraukti. Čia prieš rinkimus, aš neabejoju, kad vėl ta tema bus aitrinama. Aš neskaičiuoju, koks čia yra dabar tas balsų balansas dėl šio projekto. Turbūt mūsų kolegos atidžiau skaičiuoja. Ir nuo jų turbūt siūlymų priklausys, ar į konkrečią darbotvarkę tas projektas bus rašomas ar ne. Panas Sabatauskai, taip. Ačiū. Taip. Tai, panas Razma, jis galvoja, kad vyks normaliai darbas, ir jūs irgi taip pat manot, kad pavyks dar kažkas svarbaus priimti šiuose likusiuose keliuose mėnesiuose? Aš manau, kad ši rudens sesija bus padalinta į 2 dalis. Automatiškai jinai bus padalinta. Iki lapkričio vidurio dabartinis Seimas, po to ateis kitas Seimas ir natūralu, kad tiek darbų tempai, tiek priimami sprendimai skirsis. Iš tiesų, dabartinis nuogąstavimas, mūsų nuogąstavimas, kad šioj daly, pirmoji daly nebūtų pernelyg daug stumiama populistinių sprendimų, kurie užkraus didelę naštą ateinančiai kadencijai. Aš turiu minėti tiek biudžeto prasme, tiek priimamų sprendimų ir įgyvendinimų sprendimų, nes patirtis jau tokia yra, kad paprastai taip yra daroma. Štai mes kokie gražūs pūkuoti, mes jums duodam, priimam sprendimą, o realiai tą sprendimą turės įgyvendinti kiti. Tai vienas momentas, iš tiesų, tą, ką kalbėjo ir prezidentas ir Seimo pirmininkė, dėl kai kurių sprendimų, pavyzdžiui, tautinių mažumų, tai jau daugiau kaip 10 metų Lietuva neturi tokio įstatymo, kuris nustojo galioti ir iki šiol niekaip nerastas sutarimas priimti naują, nors teikiam ir mes, tik tiesa bėda ta, kad mes teikiam būdami opozicijai ir kai visada pozicijai netinka. Šioj sesijai numatyta 300 įstatymo projektų ir kaip susitikime su prezidentu kolega, pirmasis pavaduotojas, akcentavo, kad iš tų 300 trečdalį
nebus tiek daug projektų, kadangi trečdalis yra opozicijos. Na, turit nusiteikimą, kad opozicijos projektai keliauja į šiukšliadėžę, tai yra jiems būna paprastai nepritarima. Taip, gali būti, kad, kaip sakiau, kai kurie galbūt populistiniai siūlymai, bet jų būna iš visų pusių. Tai toks mano pastebėjimas, na ir kiti tie sprendimai tiek dėl poligonų ir visa kita, čia jau reikia susitelkimo ir reikia kalbėjimuose visais lygmenimis, tiek vykdomosios valdžios, tiek įstatymų leidžiamosios ir savivaldos, nes su gyventojais, nes iš jėgos pozicijų praktiškai nieko neįmanoma priimti. O dėl pensijų pakopo, antrosios pakopos iš tiesų geriausia turbūt tą klausimą nebandyti pirmoji sesijos daly forsuoti, nes gali būti, kad po to reikės vėl jį taisyti. Jūsų kaip patyrusio politiko akimis žvelgiant, kokia yra tikimybė, kad po rinkimų, bet dar nepasikeitus Seimo sudėčiai, gali būti priimami nepopuliarūs visuomenę kiršinantis tie sprendimai, ir ta pati civilinė sąjunga, ar NT mokestis, dar galima surasti tų projektų? Na, rinkimai baigsis spalio pabaigoje, antras turas, tai akivaizdu, kad dar lieka 2 savaitės, tai gali būti įvairių variantų. Dar dėl biudžeto pasitikslinta, Šimonytės vyriausybė parengs ir pateiks, dar šis Seimas tik tais pateikimą balsuos, ar apsvarstys, kad naujam Seimui beliktų tik formaliai pritarti, valdžios keisis, kieno bus biudžetas? Aš taip supratau, kad tikrai nebus mokesčių reformos visą apimančios, tokia, kaip buvo, kaip ir bandyta paruošti prieš tai, tačiau iš kurį iš karto užgeso. Bus bandoma galbūt prastumti vieną ar kitą sprendimą, bet nepamirškime vieną dalyką, kad Lietuva gali nukentėti jau visai greitai, prarasdama 700 milijonų RRF lėšų iš ES ir vien dėl to, kad Lietuva nepadarė namų darbų mokesčių sistemai. Bet ar tai būtent tuos sprendimus bandys stumti valdžioje dauguma, aš to labai abejoju. Tai gali būti, kad bus, sakau, pavieniai sprendimai, kurie, aišku, sulauks įvairių nuomonių. Toks konkretus klausimas, ar matytumėt poreikį ir vilčių grąžinti, pavyzdžiui, nulinį PVM tarifą šildymui, kad sąskaitos nedidėtų žmonėms? Tai PVM tarifas tiek šildymui, tiek kitiem produktom ir paslaugom yra iš tikrųjų diskusinis variantas, kuris gali turėti ir kitų sprendimų variantų. Pavyzdžiui, platesnė renovacija, didesnės renovacijos parama, tam, kad žmonės patirtų mažiau išlaidų išlaikant savo būstą ir ne tik būstą, bet ir viešosios pastatus ir panašiai. Ir taikant kitus inovatyvius variantus. O PVM nulinis tarifas yra visada skanus kasniukas, masalas rinkėjams. Tai aš dar liko nors kiek vilties civilinė sąjunga patirties įstatymas, kad vis tik bus priimtas, nes viena stadija, jeigu Taip. Tai gal aš pradėsiu šiek tiek nuo to, kad savo pasisakymą aš pradėjau visų pirma padėkodamas prezidentui už principinę poziciją dėl įtraukiojo ugdymo, kas Seime buvo priimta jau anksčiau, buvo bandoma atidėti, mes tam pasipriešinome, atskiri merai ir atskiros savivaldybės sugalvojo, sakykime taip, irgi savo būdus, bet man atrodo, čia yra tas tikrasis veikiantis sanitarinis kordonas, kurį reikia apginti tam, kad kiekvienas vaikas Lietuvoje augtų lygioje aplinkoje. Ir aš kaip buvęs Vilniaus vicemeras tikrai mačiau siaubingų pavyzdžių, kur prie radiatorių buvo rišami vaikai ir būtent dėl to kiekvieną kartą, kai kas nors pasako, kaip šiuo atveju Širvintų merė apie tai, kad yra tų atskirų patalpų, aš iškart suklūstu, ar apie ką jinai čia šneka. Tai aš padėkoju prezidentui už tai. Mano lūkesčiai iš artimiausios Seimo sesijos, be abejo, kad šaltais protais Seimas apsvarstytų reikalingus klausimus,
nebesvarstytų mokesčių reformos, nekilnojamo turto mokesčio įvedimo ar to, kas, sakykime, liko iš tos mokesčių reformos, nieko ten gero neliko ir estų pavyzdys labai aiškiai parodo, kad jeigu mes eisime tuo mokesčių didinimo keliu, tai ekonomikos augimas Lietuvoje tikrai gali ir sustoti, dėl to prie mokesčių pakeitimų, o ne reformos grįžti nereikia. Civilinės sąjungos įstatymas yra įrašytas, mūsų siūlomas įrašyti į rudens sesijos darbų programą, yra vienas balsavimas likęs. Tikrai manau, kad iki rinkimų šansai jį priimti yra minimalūs, galbūt po rinkimų tam šansai ir yra didesni, priklausomai nuo to, kaip greitai atvės galvos tų, kurie yra balsus pažadėję, programiškai įsipareigoja, bet nebūtinai tuos pažadus vykdo. Kodėl laisviečiai siūlo mažinti mokesčius daugiausiai uždirbantiems GPM 32 procentų? Ta siūlo investuotojų forumas, iš tikrųjų seniai tą siūlo ir tas siūlymas yra susijęs su tuo, kad visiems Lietuvos gyventojams būtų taikomas vienodas gyventojų pajamų mokestis. Yra klasė žmonių, kurie uždirba itin daug, atvažiuoja į Lietuvą gana retai, kontraktais, metams, 2 ir panašiai. Bet kadangi yra gyventojų pajamų mokesčio progresyvumas, kas iš esmės padaro, jog sodros lubos neveikia, tie žmonės Lietuvą aplenkia. Būtent dėl to Laisvės partija programoje siūlo padaryti plokščią, visiems vienodą gyventojų pajamų mokestį, nes gyventojų pajamų mokestis yra darbo santykių apmokestinimo dalis ir tarptautinių institucijų yra ne kartą pripažinta, kad darbo santykius apmokestinantis mokesčiai kenkia ekonomikos augimui. Man atrodo ir mums atrodo ir investuotojams atrodo ir daugybei verslo asociacijų atrodo, kad daug daugiau pinigų į Lietuvos biudžetą būtų surinkta, jeigu GPM būtų plokščias visiems.